Avataro profilis. Kas tai yra avataro profilis? Avataro profilis profile yra kažkas tarpinio tarp paso ir socialinio tinklapio Facebook informacinio lapo apie. Čia jūs galite nurodyti savo vardą, gimimo datą, lytį, šeimyninę padėtį, šalį, paštą, išsilavinimą, patalpinti foto, nurodyti savo pomėgius, truputį parašyti apie save, savo požiūrį į aplinkinius. Čia galite įvesti tikrą informaciją iš realaus gyvenimo arba tik iš sukurto virtualaus antraeilio. Ką reikėtų rašyti profilio lange priklauso nuo jūsų sukurto avataro paskirties. Vienokią informaciją rašysite, jei ieškote bendraminčių draugų, kitokią, jei ieškote darbo virtualiame pasaulyje. Nuo to, kaip kokybiškai užpildysite savo profilį, priklausys kitų virtualaus pasaulio avatarų požiūris į jūs. Viešinti informaciją apie kito avataro realų gyvenimą yra griežtai draudžiama. Pagrindinė profilio paskirtis suteikti informaciją apie avataro šeimininką tiems, kas su juo bendrauja. Informacija, kurią jūs parašysite apie save profilyje, galės matyti visi, todėl profilio lange turite rašyti tik tai, ką norite kitiems apie save pasakyti. Kaip atidaryti savo profilio langą? Pirmas būdas – spragtelėkite ant savo avataro vardo arba tiesiai ant jo kūno dešinių pelytės klavišų ir išrinkite komandą Profile. Kaip atidaryti savo profilio langą? Antras būdas – spragtelėkite meniu Avatar, Profile. Susipažinimas su savo avataro profilio lango sudėtimi ir jo redagavimas. Pirma profilio lango kortelė Second Life, joje pildoma informacija apie avataro virtualų antrąjį gyvenimą. Antra profilio lango kortelė Web, joje rasite laukelį, kuriame galite nurodyti bet kokią svetainę, savo asmeninę ar bet kurią kitą, kuri jūs domina. Trečia profilio lango kortelė Interest. Joje galite nurodyti savo pomėgius ar įgūdžius, tai, ką jūs mokate kurti virtualiame pasaulyje. Galite įspausti paukščiukus atitinkamuose laukeliuose arba parašyti savo interesus ir gebėjimus baltose tuščiose laukeliuose. Laukelėje Languages kalbos galite nurodyti kalbas, kuriomis mokate arba norite bendrauti. Ketvirta profilio lango kortelė Pics. Čia jūs galite įrašyti labiausiai patikusias virtualaus pasaulio vietas, praeities įvykius. Penkta profilio lango kortelė Classified. Kortelė skirta tam, kad įtraukti patikusią vietą į virtualaus pasaulio grido klasifikatorių. Tai galimybė reklamuoti save, savo vietą, žemę, klubą, galima įdėti norimos reklamuoti vietos foto, įdėti aprašymą, tai mokama paslauga arba tam tikrose griduose gali būti mokama paslauga. Ir tuo pačiu reikia paminėti, kad ši paslauga veikia ne visuose griduose. Šešta profilio lango kortelė First Life. Šioje kortelėje jūs galite įdėti foto iš savo realaus gyvenimo, o taip pat įrašyti informaciją iš realaus gyvenimo, įterpti nuorodas į interneto tinklalapius. Įdėti savo foto galima tik iš Inventory aplanko. Septinta profilio lango kortelė Notes. Tai yra pastabų apie šį avatarą kortelę. Pastabus, kurias čia įrašysite, matysite tik jūs pats. Taip pat ir jūs negalėsite matyti, kokias pastabas apie jūs rašo kiti. Šioje kortelėje galite parašyti jums svarbias pastabas apie tą avatarą ir tokio tipo pastabus bus matomas tik jums, vienam niekas nematys, ką jūs parašėte kito avataro profilio kortelėje Notes. Kaip atidaryti kito avataro profilio langą? Spragtelėkite ant kito avataro vardo arba tiesiai ant jo kūno dešinių pelytės klavišų ir išsirinkite komandą View Profile. Kito avataro pirma profilio lango kortelė Second Life. Kito avataro antra profilio lango kortelė Web. Toliau trečia kortelė Interests. Ketvirta profilio kortelė Pics. Penkta Classified. Ir šešta profilio lango kortelė First Life. Kito avataro septinta profilio lango kortelė Notes.
Jūs galite kito avataro profilyje parašyti jums svarbiausias pastabas apie tą avatarą ir tokio tipo pastabos bus matomos tik jum vienam. Kaip visada, užduotis savarankiškam darbui. Ačiū, kad žiūrėjote.